Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir dabar esu Kyote. Ir esu dabar būtent Kyoto miesto centre esančiame parke pavadinimu Maruyama parkas ir tik 10 minučių pėsčiomis iš Kyoto miesto centro ir šis parkas būtent yra labai gražus ir daug yra sodų parke ir žmonės fotografuojasi ir tie, kurie nori ramybės, čia vaikšto. O būtent čia galima ne tik vaikščioti po parką, bet irgi galima kopti kalną. Ir būtent šis parkas įsikūręs prie kalno ir lengvai galima pasiekti. Ir čia yra įėjimas į kalną. Kelyje yra šventykla. Čia yra šventykla pavadinimu Chorakuji ir anksčiau turėjo didesnę teritoriją ir dabartinio parko dalis kažkada priklausė šiai Chorakuji šventyklai. Šiandien aš čia neįeinu, čia yra kelias į kalną. Iš čia įeinu. Čia rašoma Shogunzuka-dō, tai reiškia Shogunzuka kelias. O Shogunzuka tai vieta, kuri yra šito kalno viršūnėje ir ten yra kalva, kurioje užkasta karinių valdytojo statula ir šitą statulą būtent senovės imperatorius kažkada užkasė, kad saugotų Kyotą, buvusią Japonijos sostinę. Būtent šitas imperatorius vadinasi Kammu imperatorius ir jis buvo imperatoriumi, kai sostinė buvo perkelta į Kyotą 794 metais ir tada užkasta karinio valdytojo statula. Ir iš to šita kalva vadinasi Shogunzuka. O kelyje yra Anjoji šventykla, tokia maža šventykla ir būtent iš čia yra labai geras vaizdas į miestą. Čia yra Anjoji šventyklos dalis, stogai labai gražus ir ten yra miestas. Yra toks kelias, tai labai laukinis, tai normalus kalnas. Bet šis kalnas yra tik beveik 200 metrų aukščio, todėl
nėra aukštas, bet šiek tiek status. O čia yra statulos pavadinimu japoniškai Jizo ir tai yra budistinė dievybė ir nuo senovės manoma, kad tai saugo keliautojus arba vaikus. Jau esu beveik vietoj. Čia visai netoli miesto centro, bet neatrodo, kad netoli yra miestas. Čia aplinkui yra tik kalnai. Na ir atvykau į Shogunzuka. Na tai būtent šventyklos dalis. Na šita šventykla būtent žemėje yra, bet ši dalis kalno viršūnėje įsikūrusi. O čia yra Shogunzuka kalva, kurioje karinio valdytojo statula buvo užkasta. Na, sakoma, kad šita karinio valdytojo statula yra beveik 2 metrų aukščio. Tai labai aukšta statula. Ir šioje kalvoje yra užkasta. Ir čia yra apžvalgos aikštė ir iš čia atsiveria labai gražus vaizdas, miesto vaizdas. Na, taip atrodo labai gražu ir dabar tai 4 valanda, nu prieš saulė lydi. Ir ten, kur yra miškas, tai imperatoriškieji rūmai. Na, nežinau, ar matote kameroje, bet ten tolumoje matoma Osaka. Yra aukšti pastatai ir iš Kioto atstumas yra beveik 50 kilometrų. Nu, šiek tiek matoma, šiandien labai geras oras. Ir ten yra Kioto bokštas ir geležinkelio stotis tolumoje matoma. O būtent aš kalbėjau, kad šitas pastatas priklauso šventyklai, kuri būtent kalno papėdėje ir šita šventykla vadinasi Shoren-in. Ir nuo senovės šitos šventyklos vienuoliai tapo imperatoriaus nariai, imperatoriaus šeimos nariai. Ir būtent šitas pastatas vadinasi Seiriuden ir tai reiškia mėlynojo drakono salė. Nu, mėlynasis drakonas, tai Japonijoje manoma, kad tai saugo rytų miesto dalį. Na ir būtent šitas pastatas įsikūręs miesto rytuose.
Na, šitame pastate įprastai vyksta malda arba apeigos, kad apsaugotų miestą arba atneštų ramybę žmonėms. Ir čia yra japoniškas sodas. Na, dabar su saulėlydžio šviesa gražu atrodo. Atrodo, kaip dega medis. Ramybė. Ir iš čia matoma Kioto miesto kita pusė. Labai gražu. Na ir dabar man reikia sugrįžti. Jau dabar beveik po saulėlydžio, todėl bus greitai tamsu, todėl greitai man reikia nusileisti. Na tai viskas apie Kiotą ir jeigu esate pavargę, būdami miesto centre, tai galite čia ateiti į Marijama parką ir kopti dar kalną ir galite gauti ramybę. Na tai viskas šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!